Ką pasiruošė istorijos egzaminų? Jo, normaliai, čia porą nežinau, viskas jau gerai. Kaip tu normaliai? Irgi baiginėjau pabaigos. Kaune besimokantis laikinosios sostinės Aisčių krepšinio komandos žaidėjai Augustas Pečiukevičius, Mantas Kadzevičius ir Osvaldas Matulionis abitūros egzaminams ruošiasi kartu. Krepšininkai pasakoja, kad suderinti sportą ir mokslus kartais būna sunku. Kadangi turime per dieną 2 treniruotės, ir rytinę ir vakarinę, tai lieka mums laiko tarpas tarp tų treniruočių. Tai pasistengime nueiti į mokyklas, arba tiesiog per pamokas pasimokome, arba asmeniškai namuose skiriame laiko mokslams. Po 7 taškus šiame Lietuvos krepšinio lygos sezone rinkdavęs Osvaldas Matulionis pasidalina nuotaikomis po vakarykščio gimtosios kalbos egzamino. Aš pasirinkau temą, kodėl svarbu gyventi santarvėje su artimaisiais. Nes buvo labiausiai man primtina. Aisčių gynėjas Augustas Pečiukevičius atvirauja, kad sezono metu mokslams skirdavo mažai laiko, tačiau prieš egzaminus pasėdėti prie knygų ir konspektų tenka gerokai dažniau. Sportui skiriame beveik visą dalį savo dienos, o mokslam kaip kada. Dabar šiek tiek daugiau skiriame, dabar gal net ir valandą į dieną, o anksčiau tai į savaitę gal pusvalandį, valandą. Artimiausias egzaminas moksleivių laukia penktadienį, abiturientai laikys valstybinį istorijos egzaminą.